Todėl sakoma, kad jei bus parduota daugiau prekių, jei augs BVP ir panašiai, pakils gyvenimo gerovė. Ir mes galėsime naudoti BVP kaip pagrindinį visuomenės sveikatos rodiklį. Tai čia ir matome painiavą. Kalbama apie piniginę vertės išraišką. Tai yra apie visas įplaukas ir pajamas atsiradusias pardavus prekes. Bet tai yra painiojimas su gyvenimo reprodukcija. Jau nuo pat pradžių piniginės vertės ir gyvenimo vertės išraiškos yra visiškai sujungtas į vieną. Taigi, mes susidurime su struktūrinė iliuzija, kuri vis labiau įsišaknyja. Pinigų sekai atsiskiriant nuo bet kokios gamybos. Taigi, tai sistemos sutrikimas. Ir šis sutrikimas, regis, yra pražūtingas. Sveiki atvykę į mechanizmą. Šiandienos visuomenėje retai išgirsi, ką nors kalbant apie jų šalies ar visuomenės progresą, fizinės savijautas, laimės, pasitikėjimo ar socialinio stabilumo požiūrių. Vietoj to mums pateikiami matavimo vienetai išreikšti ekonominėmis abstrakcijomis. Turime bendrą vidaus produktą, vartotojų kainų indeksą, vertybinių popierių rinkos vertę, infliacijos lygį ir taip toliau. Bet ar tai pasako ką nors apie tikrąją vertybę, žmonių gyvenimo kokybės prasme? Ne. Visi šie matai susiję, tik su pačia pinigų seka ir nieko daugiau. Pavyzdžiui, bendras šalies vidaus produktas yra parduotų produktų ir paslaugų matas. Teigiama, kad jis siejasi su šalies gyventojų gyvenimo lygiu. Jau sveikatos apsauga 2009 metais sudarė 17 procentų BVP. Tai yra išleido virš 2,5 trilijono dolerių. Taip teigiamai veikdama šio ekonominio mato dydį. Vadovaujantis šią logiką, jau ekonomikai būtų netgi geriau, jei sveikatos priežiūros paslaugos išaugtų dar labiau, gal iki 3 trilijonų dolerių ar 5 trilijonų, kadangi dėl to padidėtų augimas, atsirastų daugiau darbų, taigi ekonomistai girtųsi savo šalies gyvenimo lygio augimu. Bet minutėlė. Ką iš tiesų atspindi sveikatos apsaugos paslaugos? Na, sergančius ir mirštančius žmonės. Tiesa, kuo daugiau sergančių žmonių Amerikoje, tuo geresnė ekonomika. Tai nėra perdėjimas ar ciniškas požiūris. Tiesą sakant, jei pažiūrėsime plačiau, suprasite, kad BVP ne tik neatspindi realios visuomenės ar visuomenės sveikatos, jokių apčiuopiamų lygių, jo daugiausiai matuojamas pramonės neveiksmingumas ir socialinė degradacija. Kuo labiau jis auga, tuo labiau blogėja reikalai, kalbant apie asmeninį, socialinį bei aplinkos integralumą. Kad gautum pelną, turi sukurti problemas. Nepelninga gelbėti gyvybės, stengtis pasiekti planetoje pusiausvyrą, turėti teisingumą ir taiką, ar bet ką kitą. Tiesiog tame nėra jokio pelno. Yra senas posakis, priimk įstatymą, sukursi verslą. Nesvarbu, ar kuri verslą teisininkui ar kitam žmogui. Taigi, iš nusikaltimų galima kurti verslą. Visai kitaip yra kuriamas verslas iš destrukcijos Haityje. Šiuo metu apie 2 milijonai žmonių šioje šalyje yra įkalinti. Iš jų daugelis sėdi kalėjimuose, kuriuos valdo privačios korporacijos. Correction Corporation of America, esanti Wagenhute, prekiauja savo akcijomis Wall Street'e pagal įkalintų žmonių skaičių. Tai iškrypėliška. Tačiau tai tik atspindys to, ko reikalauja ši ekonominė paradigma.